18-metė Albanė Agnes Bojači, įstojusi į seserų loretiečių vienuolyną, pasivadino nauju vardu – Šventosios Teresės iš Lizjė. Šiandien visas pasaulis ją vadina paprasčiausiai motina Teresė. Ji teturėjo 12 metų, kai įsitikino, jog jos gyvenimo uždavinys, pačio žodžiais tariant, padaryti Dievo vardan kažką nepaprasto. Mums bažnyčios pavesta užduotis – mylėti Jėzų veiklia meilę. Ypatingų būdų susijame save su tais, kurie nieko neturi, kurių niekas nemyli ir nenori. Jos pašaukimas gimė Indijoje, Kalkutoje, vietovėje pavadintoje šurmulingų ir negandų apimtų miestų, kuriame triumfuoja mirtis. Viena diena Kalkutoje. Grandiozinis kolonijinio laikotarpio miestas dabar yra tapęs tūkstančių pabėgėlių centru. Indai, musulmonai, bengalai, žmonės iš Behari, iš Bangladešo plūsta į šį miestą, tuščiai stengdamiesi pabėgti nuo socialinio, ekonominio, religinio, etninio antagonizmo. Kaip visose didelėse metropolijose, kontrastai Kalkutoje labai gilūs, tačiau žiauraus likimo pirštas čia paliečia skaudžiau nei kur kitur pasaulyje. Užtenka praleisti Kalkutoje vieną dieną, kad suabejotume socialiniu teisingumu ir tvarka. Miesto gatvėse kasdien miršta žmonės iš skurdo ir dėl kitų abejingumo. Mažytė Agnes girdėjo jėzuitų misionierių grįžusių iš Kalkutos į Jugoslaviją, kur jį gimė pasakojimus. Tai paveikė jos vaizduotę ir paskatino atsiliepti į pačių nelaimingiausiųjų pagalbos šauksmą. Įstojo į Loretų seserų ordiną ir po metus trūkusio bandomojo laikotarpio Airijoje buvo pasiųsta į Kalkutos periferijoje esantį vienuolyną su aukštesniąja mergaičių mokykla. Tapo direktorė ir 14 metų mokė mergaitės geografijos bei istorijos. Miesto gatvėse verdančios kovos už būvį ir nevilties aidai pasiekdavo ir vienuolyną. Rytas. Didžiuliu Hovrato tiltu prasideda judėjimas. Vieni jos skuba turėdami tikslą, kiti neturėdami nei tikslo, nei vilties. Po tiltų nusidriekusi sekluma apstatyta tūkstančiais skurdžių lūšnų. Valdžios atstovai pasidavę spaudimui. Demografinės kontrolės problemą laiko bene svarbiausia. Tačiau aborto šalininkams nedviprasmiškai atsako motina Teresė. Vaikas, kuriam neleista gimti, yra labiausiai nenorimas, apleistas, nemylimas. Tačiau šventas Jonas Krikštytojas, būdamas motinos įsčiuose, šoktelėjo iš džiaugsmo, kai Marija, besilaukianti Jėzaus, atėjo į jų namus. Labai keista, kad dar tik besiruošiantis gimti kūdikis buvo pirmas pažinęs Jėzų. Ne garsios asmenybės, ne karaliai. Bet jei pati motina gali nužudyti savo vaiką, tai ką tada gali padaryti kiti žmonės? Aš manau, kad abortas yra didžiausias taikos griovėjas. Ir mes kovojame prieš abortą įvaikinimu. Karčios nevilties aidai pasiekė jauną seserį Teresę jos vienuolyno ramybėje ir tyloje. Žinojau, kad priklausiau Dievui, bet nežinojau, ką turiu daryti. Tūkstantis 1946-aisiais atėjo apsisprendimo diena, kaip ją pavadino motina Teresė. Ji kreipėsi į savo viršininkus Romoje. Popiežius Pijus XII jai davė leidimą išeiti iš vienuolyno ir atsiduoti tarnystei vargšams. Ji išėjo į gatves ir išsigando.
Gyvenantys šešėlyje įtariai ir nepatikliai žiūri į pašalinį pas juos ateinantį. Mes visi užsigauname, kai kitas įspėja mūsų kančią. Šie žmonės yra nepaprastai jautrūs savo padėčiai ir skurdui. Kartai savo jausmus reiškia atvirai. Šis priešiškas pasaulis buvo tas, kurį išsirinko motina Teresė. Nuo ko pradėti? Motinai Teresei tai buvo nauja diena, kaip ir mums dabar. Pabėgėliai, plūstantis į turgaus aikštę, tuščiai vylėsi, kad ši diena jiems bus geresnė už praėjusią. Mieste, kuriame trečdalis gyventojų gyvena skurde, nėra malonu dalinti su kitais šią skausmingą padėtimis. Motina Teresė matė, kad šie yra niekieno nemylimi vargšai. Šlubi, akli, sužaloti, alkoholikai, mirštantis. Darykime viską Jėzui, nes Jėzus pasakė, buvau alkanas ir mane pamaitinote, buvau nuogas ir mane aprengėte, buvau benamis ir mane priėmėte. Tai, ką darote mažiausiam iš mano brolių, man darote. Nuo ko pradėti? Nuo senių, vaikų, sužalotųjų, gal nuo raupsuotųjų? Motinos Teresės atsidavimas artimui, įkvėptas jos meilės Kristui, pritraukė įvairiausių pagelbininkų. Kai pritrūko cukraus, 4-metis indų berniukas, sujaudintas jos darbo, atnešė į cukraus puodelį ir pasakė, 3 dienas nevalgiau cukraus, ir tai yra tavo vaikams. Puodelis cukraus tai tik lašas jūroje turgui stovinčiam cukraus pardavėjui, bet neturtingam berniukui tai yra tiesiog mažas lobis. Jį kūrė meilės misionierės ir pradėjo rūpintis vaikais. Jos pirma mokykla valkataujantiems vaikams ir našlaičiams buvo atidaryta po atviru dangumi. Mokiniai čia sėdėjo dulkėse. Buvo 1948 metai, kai pirmą dieną atėjo 21 mokinys. Sekančią dieną mokinių skaičius padvigubėjo. Ir šiandien Šišų Bavanija meilės misionierių globoje yra 570 mokinių. Taip gimė pirmieji tokie dideli namai vaikams. Kiekvienuose tokiuose namuose motina Teresė mato kūdikėlio Jėzaus atvaizdą. Kad galėtų labiau padėti kenčiantiems, baigė medicinos seserų ir vaikų auklių kursus. Subūrė turinčias pasiruošimą mergaites, drąsiai pasirinkusias neturtą. Invece di loro dovevano corrispondere solo alle più semplici e basilari necessità. Oggi O šiandien šimtai savanorių atvyksta į Kalkutą ir į kitas vietas paprasčiausiai pasidalinti meilės džiaugsmu. Kartą gatvėje motina Teresė pamatė seną mirštantį žmogų. Jo kūną kramtė pelės ir skrusdėlės. Vargais negalais motinai Teresei pavyko paguldyti jį į ligoninę. Jo nenorėjo priimti, nes jis buvo jau bemirštas, o lovų ligoninėje esą neužtenka ir tiems, kurie dar gali pagyti. Kaligato šventykla, skirta mirties ir vaisingumo deivei Kali, yra vietovėje induistų vadinamoje šventa. Kai motina Teresė kreipėsi į miesto valdžią prašydama jai paskirti vietą ligonių slaugimui, vienas valdžios atstovų ją ir atvedė į šią šventyklą. Ten, kur kažkada prisiglausdavo keliaujantis maldininkai, buvo 2 dideli kambariai. Ir jau po 24 valandų ši vieta tapo mirštančių ir skurstančiųjų namais. Šiuose 2 dideliuose kambariuose gali rasti prieglobstį ir numirti nepraradę žmogiško orumo visi – induistai, budistai, krikščionys.
kiekvienas pagal savo tikėjimą. Jie čia pamaitinami, nuprausiami. Jie atgabenau į mūsų namus ir jis pasakė, gyvenau gatvėje kaip gyvulys, bet mirsiu tarsi angelas, mylimas ir globojamas. Po kelių minučių jis mirė tarsi angelas, jo veide švietė šypsena. Štai malda, kurią išmoksta kiekvienas atvykstantis dirbti šį darbą. Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta, atlaidumą, kur daug neteisybės, viltį, kur braunasi nusiminimas, džiaugsmą, kur slegia liūdesys. Padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas, kitus suprasti, o ne pats būti suprastas, kitus mylėti, o ne pats būti mylimas. Nes kas duoda, gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Šiame pasaulyje miršta visi, įžymus ir niekam nežinomi, popiežiai ir princai, nieko nesiskiriantys vyrai ir paprastos moterys. Tačiau visi patyrė, kad mirtis gali būti nuostabi, jeigu mirties akimirka žmogus yra mylimas ir kažkam brangus. Iš pradžių motina Teresė ir jos pagelbininkės patyrė daug priešiškumo ir kančių. Ne kas kitas, o krikščionys užėmė hinduistų teritoriją. Joms gabenant mirštančiuosius būdavo apmėtomos akmenimis. Tačiau laikui bėgant, net ir priešiškiausiai nusiteikę, ėmė nepatogiai jaustis ir drovėtis prieš šią tyrą krikščionišką meilę, negalinčią neįkvėpti pagarbos. Grasinimai liovėsi ir iš viso šio purvo, žaizdų ir nemalonaus kvapo ėmė gimti kažkas nuostabaus. Net hinduistų maldininkai papuošė mergelės Marijos statulėlę aukso karūną, padarytą iš ten mirusios indės žiedų. Tie, kurie patys nieko neturėjo, padovanojo Dievo motinai karūną. Kalkuta, valdant anglams, buvo garsi prabangiais rūmais. Iš turtingųjų indų anglai paveldėjo žavėjimąsi žirgų lenktynėmis. Ši svarbi visiems žirgų sporto mėgėjams tarptautinė diena pritraukė 23 000 žiūrovų minią, griausmingais aplodismentais sutinkančią žymius jojikus. Kalkutos taurės laimėtojo laukė tiesiog neįsivaizduojama premija. 1948-aisiais motina Teresė tapo Indijos pilietė. Niekuomet neleido rinkti jos vardu labdaringų lėšų. Ji tikėjo, kad Dievas aprūpins savo vaikus. Iš daugelio jai skirtų pagarbos ir įvertinimo ženklų pati didžiausia dovana buvo Nobelio taikos premija, įteikta 1980 metais. Už kelių kilometrų nuo Havrato tilto nerasime jokios prabangos ir prašmatnumo. Maždaug 1 kvadratinio kilometro plote gyvena 82 000 sielų. Skurdžiausiems skurdžiųjų netrūksta iniciatyvos, bet kuri atlieka ar karmalas gali būti perdirbtas į kažką naudingo. Daugelį taip vadinamo trečiojo pasaulio šalių mėšlas naudojamas kaip degalai. Ir štai ši moteris gamina mėšlo skritinėlius, kuriuos laikys tol, kol reikia šildytis atšalusiomis naktimis. Mėšlas kainuoja grašius, bet ir pats pragyvenimo lygis čia žemas. Broliai krikščionys Indijoje pagarsėja tuo, kad duoda gerą išsilavinimą. Čia jie yra atidarę 14 mokyklų, iš jų 3 Kalkutoje. Pradžioje buvo nusprendę dirbti Bonų bazaro apylinkėse ir ėmė ieškoti vaikų kalbančių angliškai.
Kai kurie buvo kilę iš mišrių dėl koloninėje epochoje susikūrusių šeimų. Jų šeimos neišgalėjo mokėti už mokslą, todėl ilgus metus vaikams teko valkatauti ir dabar nėra lengva prisitaikyti prie mokyklos reikalavimų. Tačiau vis dažniau ir dažniau kreipiamas į brolius krikščionis. Prašau, išmokykit mane. Daugelis pasišovusių gelbėti šios vaikus nuo neraštingumo ir socialinio apleistumo buvo motinos Teresės nukreipti pas brolius. Savo darbo srityje jis stengiasi padėti kiekvienai religiniai grupiai. Man jie yra Dievo vaikai. Nesvarbu, kokia jų odos spalva, tautybė, tikėjimas. Mes norime mylėti ir globoti Dievo vaikus. Šitą supranta ir mūsų broliai indai, kurie pažino Jėzų ir dabar dar labiau myli Dievą, kadangi jiems duota galimybė pasidalinti meilės džiaugsmu. Con amore più grande ora, perché viene loro data l'opportunità di condividere la gioia di amare. Jau iš pat pradžių į motinos Teresės veiklą buvo įtraukti broliai, kurie rūpinosi našlaičių namais ir nemokamų mokslų. Jie sako, kad motina Teresė jiems yra padariusi didžiulę įtaką. Broliai ir toliau stengiasi padėti skurstančiųjų šeimų vaikams. Brolių airių pavyzdys įkvėpė ir daugelį airių savanorių. Dirbdami bendrai, jie gali atidaryti vis labiau specializuotas klases, artimiau bendrauti su vaikais. Kad vaikai, išvarginti nuolatinių nepriteklių, nepasitrauktų iš mokyklos, ieškodami pirmo pasitaikiusio uždarbio. Vaikai mokytojus gerbia ir noriai mokosi. Dimento. Nel 1949-aisiais viena motinos Teresės studentė Bengalė iš Loreto vienuolyno paprašė pati pirmoji dalinti su ją darbu ir meilės džiaugsmu. Taip gimė naujoji meilės misionierių kongregacija, kurios pašaukimas padiktuotas labiau širdies nei proto. Seserims būtinos savybės labai paprastos. Seserys galėjo būti turtingos ar beturtės, bet kokios tautybės, būtinai vedamos grynos intencijos, trokštančios padėti vargšams, sveiko kūno ir proto, pajėgiančios iškęsti nepriteklius ir nesėkmes, sugebančios daryti motyvuotus sprendimus. Turėjo būti džiaugsmingo charakterio ir turėti humoro gyslelę. Juokas – tai džiaugsmo išraiška, o meilė ir džiaugsmas neišskiriami. Seserų veiklai besivystant, motina Teresė suprato, kad kai kurie jų darbo aspektai labiau tinka vyrams nei moterims. Taip gimė brolių meilės misionierių ordinas. Dabar jie vadovauja kai kuriems namams, tame tarpe Hovrato. Kiekviename savo kelio žingsnyje motina Teresė primiktinai reikalauja. Mes kasdien sutinkame žmonės, kurie neturi nei duonos trupinio. Mūsų misija yra pažvelgti į kiekvieną atskirai. Non collettivamente. Mes rūpinamės asmeniu, o ne mine. Ieškokime asmens, nes Jėzus save sutapatina su asmeniu. Arrivarono anche i laici. Atėjo ir pasauliečių. Motina Teresė su įkvėpimu aprūpino klinikas ir ambulatorijas gydytojais bei medicinos seserimis, mokyklas mokytojais. Visi aukojo savo talentus ir jėgas neimdami jokio atlyginimo, kad tik galėtų bendradarbiauti su šia nepaprasta moterimi.
La città di Dum Dum, Dum-dum. Miestas išgarsėjo išradus balionėlį Dum-dum. il male che gli uomini Blogis, kurį žmonės daro, peržengia juos pačius, bet taip pat ir gėris. vivrà a sede di loro. Esse prendono cuore Seserys rūpinasi labiausiai nuskriausta ateities karta. gli orfani Ir motinos Teresės dėmesio centre tiek našlaičių globa, tiek protiškai atsilikusių pacientų slaugimas. ai sostenitori della sterilità. Invalidų sterilizacijos šalininkams motina Teresė atsako tvirtai ir su begalinė žmogiška šiluma. Jeigu iš vargšo ar aupsuotojo atimsi vaiką, kas jam nusišypsos, kas padės jam jaustis geriau? Vaikas yra vienintelis jo gyvenimo džiaugsmas. Ai difensori della Aborto gynėjams ir kritikams, nuleidžiantiems rankas prieš problemos didumą, gyvenimas yra pati didžiausia Dievo dovana. Vaikui $1 reiškia gyvenimą, bet ar galima sakyti, kad už $1 nuperkame gyvenimą? Madre Teresa Motinos Teresės jėga jos tikėjime. il suo scopo Ji neturi tikslo kitus atversti, quello di fare bet padaryti iš krikščionio geresnį krikščionį, iš hinduisto geresnį hinduistą, iš musulmono geresnį musulmoną. Una sorella Su savo seserimis ji labai konkreti. Sesuo, kuri nesimeldžia, negali likti su mumis. e con Maldoje įgysi daugiau tikėjimo, o tikėdama mylėsi, mylėdama tarnausi. dalla casa Iš madre motininių namų sklinda paprasta ir nuostabi žinia. ad una Apie 20 km nuo Kalkutos centro Titigarė geležinkeliečių valdžia padovanojo motinai Teresei žemės sklypą. si volta Reikia laiko ir kantrybės, kad jame įsitvirtintų raupsuotojų reabilitacijos centras. quando Madre Teresa Kai motina Teresė siekė apsupti meilę ir globa 30 000 Kalkutos raupsuotųjų, susidūrė su giliai įšaknyjusia pažiūra. cattiva nel resto del mondo. Fin dai tempi biblici Dar nuo biblinių laikų, kai raupsuotieji buvo priversti skambinti varpeliu, kad juos atpažintų ir garsiai dejuoti, kad visuomenė trauktųsi jiems iš kelio, kad neužsikrėstų. una scoperta Atradus Drapsono vaistą, tapo įmanoma išgydyti šią lygą, ją laiku pastebėjus. che prese in tempo. Ma il Tik gėdos žymė išlikdavo. Madre Teresa Motina Teresė pradėjo nemokamai dalyti vaistus mobiliuose klinikose. molti vennero Jos dėka daugelis buvo išgydyti ir išgelbėti nuo pasidygėjimo jais ir išstumimo iš savo šeimos ir draugų tarpo. Titigarė randa prieglobstį tie, kurie yra praradę bet kokią viltį gyvenime. Kiekvienas ligonis čia gauna darbo. Prieš užsikrėsdami šią baisę ligą daugelis aktyviai ir sėkmingai dirbo visuomenėje. della loro Titigaros slaugos namus sergantiems raupsais įrengė motina Teresė ir jos seserys. attività è gestito ora dai loro fratelli missionari. Dabar šiuose namuose tvarkosi jų broliai misionieriai ir dirba kartu su seserimis. Abiejų kongregacijų dvasia ta pati. Spirito del loro ordine è lo stesso. Gli uomini Vyrai nevilki jokia ypatinga apranga. Turi tik paprastą mažą kryželį ir kaip jų seserys gyvena neturtingai ir siekdami šventumo. Titigarė ir mirštančiųjų namuose Kaligatė jie slaugo daugiausiai vyrus. priorità alla dignità Čia pirmoje vietoje yra žmogaus orumas ir pagarba jam, o ne ekonominiai dalykai. quando Gesù Kai jų staklėmis išaustus audinius pirkėjai atstūmė, mat bijojo užsikrėsti, motina Teresė užsakė paprastą baltos ir mėlynos spalvos audinį, tokį, kurio reikėjo seserų abitams. Jų pavyzdžių pasiekė ir kiti. fin da Vienintelė seserų nuosavybė tai du medvilniniai sari, kryžius ir pora sandalų.
Jos turi po mažą šiaudinį čiužinį, atstojantį lovą ir kibirą praustis. Ši neturto taisyklė liko nepasikeitusi. I giovani oggi, Jaunimas šiandien nori atiduoti viską arba nieko. Viena jauna sesuo atvyko pas mus iš Jungtinių valstijų. Ji sakė, nella mia infanzia, dar vaikystėje žinojau, kad Dievas mane šaukia tapti vienuolę. Ji buvo kilusi iš labai turtingos šeimos. Ir štai jo žodžiai. per vedere dove Ėmiau ieškoti Dievo man skirto kelio. Susipažinau su viena kongregacija, bet pastebėjau, kad ten seserys turi visą tai, ką aš pati turiu. se mi unisco Jei prisijungsiu prie jų, man nereikės nieko atsižadėti, o aš noriu paaukoti viską. Sia i fratelli che Ir broliai, meilės misionieriai, ir seserys atsižada visko. così Jie save sutapatina su tais, kuriems tarnauja. curare Slaugyti raupsuotusius - tai kur kas daugiau nei išdalinti vaistus. Reikia sužadinti jų pasitikėjimą savimi, atgaivinti jų tikrąjį aš. Iki Titigano raupsuotųjų namų galima atvykti traukiniu iš Kalkutos centro per 40 minučių. sono passati quasi Jau praėjo 40 metų, kai motina Teresė paliko patogų ir ramų gyvenimą Loreto vienuolyne, kad užsivilktų meilės misionierės drabužį ir pradėtų tą darbą, kurį Dievas jai paskyrė. Tuo metu tai buvo pats sunkiausias sprendimas jos gyvenime. Šiandien jos buvusio vienuolyno studentės šoka tradicinį Indijos šokį, krašto, kuris nepaisant daugelio sunkumų yra išlaikęs savo magiškus kerus. benché la fama della sua Vis dėlto garsas apie ją labiausiai paplito Prendamo namų esančių Kalkutos širdyje dėka. Šie namai ypatingai jaudinančių ir nuostabių būdų liudija apie visą motinos Teresės veiklą. Prendam išvertus reiškia meilės dovana, protiniai ligoniai ir suluošintieji, labiausiai vienišos ir atstumtos sielos, kartu su savo slaugytojais jaučiasi to paties Dievo kūriniais. Meilės galia yra didesnė už skausmą ir neviltį. Tie, kurie buvo praradę viltį, ją atranda. Pasakojamos jaudinančios istorijos. Prieš 2 metus buvo surasta moteris gyvenanti su meškomis ir besielgianti taip kaip jos. Tarsi kokiame fantastinėme pasakojime ji buvo atgabenta pas žmonės, te mokėdama vaikščioti ropomis. oggi la re Tarptautinis bendradarbių tinklas savo rūpesčių ir paramą padėjo motinai Teresei išplėsti veiklą į 64 kraštus. Seserys ir broliai dirba Jungtinėse valstijose, Pietų Amerikoje, visoje Europoje, Azijoje, Afrikoje, Okeanijoje. Paskutiniu metu daug žmonių atvyksta iš Airijos, taigi ir iš turtingų kraštų. Jeigu aplinkui yra turtingų žmonių, tai turi būti ir vargšų, nes kaip kitaip galėsi atskirti turtingus ir vargšus. i volontari Iš įvairių pasaulio šalių atvykstantys savanoriai jaučiasi pašaukti kur kas didesniam tikslui nei trumpalaikis įsipareigojimas. Troškimas išvalyti savo sąžinę prieš grįžtant į viskuo aprūpintą gyvenimą yra labai stiprus. in ogni Kiekvienuose meilės misionierių namuose ir koplyčiuose yra užrašas – trokštų. Šį žodį ištarė Jėzus prikaltas prie kryžiaus.
Tai besąlygiškos ir pasiaukončios meilės išraiška. Štai pasakojimas, kuris iliustruoja tiesiog stulbinantį motinos Teresės širdies nusiteikimą. Viena naujokė per daug neprisiartindama plovė mirštančiosios žaizdas. Visiškai nekreipdama dėmesio į sklindančią smarvę, motina Teresė švelniai priglaudė jos veidą prie žaizdos, paaiškino. Turi suprasti, kad ši moteris yra Jėzus. Mes plauname mūsų viešpatie žaizdas. Jei netikėsime, kad tai yra Kristaus kūnas, niekada negalėsime to daryti. Klausti motinos Teresės, kodėl, tai gauti atsakymą nuginkluojant ir labiausiai užkietėjusį ciniką. Tokia Dievo valia. Kiekvieną sunkumą jų paprasčiausiai atneša prie kryžiaus. Labiausiai stebina džiaugsmas, kuriuos spinduliuoja seserys, padėjėjai, savanoriai, broliai. Kai motina Teresė pamatė būgštojantį bendradarbį, besiruošiantį lankyti mirštančiojo namus, jam pasakė, nenoriu, kad tu eitum į mirštančiojo namus liūdna veido išraiška. Melskis ir prašyk Dievo, kad pralinksmėtų tavo širdis, nes nepaisant to, ką ten išvysi, noriu, kad spinduliuotum džiaugsmu. Džiaugsmas ir meilė šiandien dovanojami įvairiose šalyse, esančiose 63 namuose mirštantiems ir skurstantiems, 100 namų apleistiems vaikams, taip pat mokyklose, maitinimo centruose, klinikose, prieglaudose, 103 centruose sergantiems raupsais. Visa tai kilo iš tos pačios nuostatos. Rūpinamės asmeniu, o ne mase. O ką jie galvoja apie ateitį? Niekuomet negalvoju apie rytojų. Vakar diena praėjo, rytojus dar neatėjo. Niekuomet negalvoju apie rytojų. Išgyvenu dieną, kuri yra dabar. Esu per maža, kad galvočiau apie rytojų. Motinos Teresės mintis paprasta. Jos gyvenime vargšai, luošiai, fiziškai ir protiškai atsilikusieji užima labai svarbią vietą. Jei jie yra tarsi pasaulio galingieji. Kiekviena žmogiška būtybė tai kūrėjo atvaizdas, todėl nei vienas neturi būti pamirštas ar apleistas. Ši ypatinga moteris artėja prie savo kelio pabaigos ir jos gyvenimo vizija mus apšviečia labiau nei bet kada. Kaip dauguma didžiųjų, ji visuomet lengvai pasiekiama, jos charizma nebejotina. Išorinis trapumas ir didžiulė drąsa nuramina ir įkvepia stiprybės tiems, kurie mūsų tarpe yra patys silpniausi. Motina Teresė pradėjo savo darbą Indijoje, bet jos ir meilės misionierių liudijimas pasiekia visus. Jis paliečia mūsų žmogiškosios prigimties gelmę ir padeda skleistis slypinčiam ten gėriui.